Labadiena, sveikos atvykusios į 6-ąją Luna programos treniruotę 15-ąjį mėnesinių ciklo dienai ir šiandieną stiprinsime apatinę dalį. Mūsų laukia 3 supersetai, naudosime svarelius, reikės kėdės arba pakilos, ant kurios galime užlipti, viską atliksime pakartojimais. Pirmas pratimas – įtūpstai atgal. Atsistosime ant vienos kojos, pasiėmame mažesnius svarelius pirmai serijai ir atliekame 10 pakartojimų su žingsniu atgal. Keliai tvirti, korpusai tvirti. Atsistokite kilimėlio priekyje, kojos klubų plotyje. Pradedame nuo silpnesnės kojos. 3, 2, 1 ir su dešinė keliaujam atgal, grįžtam. Ir atgal, grįžtam. Apatinio kelio nepadedam, atgal, grįžtam. Priekinė pėda pilnai ant žemės. Grįžtam. Ir žemyn, grįžtam. Pasvirkit pirmyn, žemyn, grįžtam. Kūno svoris ant priekinės kojos, grįžtam. Dar liko 3, grįžtam. Ir 2, grįžtam. Lenkiam galinį keliuką, paskutinis, grįžtam. Ačiū. Gerai, rodau iš priekio dešiniai kojai. Pasiruošiam. 3, 2, 1 ir atgal, atsistojam. Atgal, grįžtam. Mato tarpas tarp kojų, atgal, grįžtam. Geresniam balansui, atgal, grįžtam. Visas kūno svoris ant priekinės kojos, grįžtam. Atgal, grįžtam. Atgal, grįžtam. Kuo giliau, atgal, grįžtam. Dar porą liko, atgal, grįžtam. Paskutinis, atgal, grįžtam. Ačiū. Gerai, padedam svarelius ir pasakoju, kas laukia toliau. Sekančiam pratimui reikės kėdės. Atliksime užlipimus viena koja. Padėsite pėdą ant platformos, kokią platformą turite, kuo žemesnė, tuo lengviau, kuo didesnė, tuo sunkiau. Ir taip 10 kartų pakilsime į viršų ir leisimės žemyn. Galite įsikibti sienos, kad būtų paprasčiau. Pradedame nuo kairės kojos. Įsitikinkite, kad jūsų kėdė yra stabili. Jei reikia, prispauskite prie sienos ir 3, 2, 1 ir svyram pirmin, atsispaudžiam, pakylam ir leidžiamės lėtai žemyn. Gerai, svyram pirmin, atsispaudžiam, pakylam ir lėtai žemyn. Ir pakylam ir lėtai žemyn. Ir pakylam, išsitiesiam ir žemyn. Neskubėkit. Pakylam ir leidžiamės. Jei reikia, prisilaikykit. Pakylam ir leidžiamės. Lėtai pakylam ir atgal leidžiamės. Dar liko 3. Pakylam, išsitiesiam. Žemyn. Dar porą. Atsispaudžiam, atsistojam. Žemyn. Paskutinis. Pakylam. Opa. Ir nusileidžiam žemyn. Ačiū. Matėte, pratimas nėra lengvas, pasirinkite svorius arba galite dirbti be jų. Jeigu per sunku užlipti, rinkitės žemesnę platformą. Taigi keliaujame su dešinė koja, įsitaisom. Ir 3, 2, 1, išsitiesiam ir išsispaudžiam save į viršų. Ir lėtai siekiam žemės. Ir išsispaudžiam į viršų, viskas ant priekinės kojos. Ir žemyn lėtai. Pakylam, išsispaudžiam. Ir žemyn leidžiamės. Gerai, pakylam, išsitiesiam, kuo įmanoma daugiau stabilumo. Ir žemyn. Su iškvėpimu į viršų, lėtai leidžiamės žemyn. Gerai, išsitiesiam. Lėtai leidžiamės žemyn. Išsitiesiam, laikom balansą, susikaupkit, kvėpuokit ir iškvėpimas į viršų, lėtai leidžiamės, susilaikom žemyn ir pakylam ir priešinantis gravitacijai leidžiamės, paskutinis pakylam ir lėtai leidžiamės. Ačiū.
Svorius padedame, jeigu dirbate su jais. Pasiruoškite kilimėlį ir vėl keliausime į įtūpstus atgal. Aš dabar jau imu didesnius svorius, jeigu jaučiate, kad galite, ir jūs imkite didesnius. Pradedame nuo silpnesnės kojos, taigi atsistojame, įsitaisom, ant priekinės pėdos visas svoris ir 3, 2, 1, važiuojam. Žemyn, išsitiesiam. Žemyn, pakylam, neskubėkit. Žemyn lėtai, kylam gan sparčiai. Žemyn lėtai, kylam opa. Ir žemyn lėtai, kylam opa. Gerai, žemyn lėtai, pakylam sparčiai. Priekinis kelias žiūri pirmyn, grįžtam atgal. Priekinė pėda pilnai ant žemės, grįžtam dar porą. Ir žemyn, išsitiesiam. Paskutinis, žemyn, pakylam. Gerai, ačiū. Pailsim šiek tiek, padėkite svorius, rankos juos pavargsta laikyti. Na ir ruošiamės kitai kojai. Įsitieskite, nepamirškite, tarpas tarp kojų turi likti ir 3, 2, 1, važiuojam. Ir įtūpstas atgal, pakylam. Gerai, žemyn, pakylam. Pasvirkit pirmin, kai leidžiatės. Žemyn, pakylam. Nugarytės tiesios. Žemyn, pakylam. Ir žemyn, pakylam. Važiuojam, žemyn, išlaikom ritmą, kvėpuokit. Ir žemyn, su iškvėpimu kylam. Ir žemyn, su iškvėpimu kylam. Dar 2, žemyn, iškvepiant kylam, ant priekinės kojos viskas, paskutinis, pakylam, ačiū. Padedame svorius, atsivaikštome. Šioje treniruotėje bus pakankamai laiko atsigauti, noriu, kad iš pratimų į pratimus keliautumėt kuo šviežesnis. Po truputį pasiruoškite savo erdvę atsistojimams. Man ant kilimėlio buvo per minkšta, todėl kėdė judėjo, tad ir jūs įsitvirtinkite. Galite pristumti prie sienos. Griebkite atitinkamus svorius, aš imu didesnius. Pradedu nuo silpnesnės kojos, pasiruošiam ir 3, 2, 1, važiuojam. Atsistojam į viršų. Ir lėtai žemyn siekiam. Kuo lėčiau stenkitės leistis. Ir kylam. Lėtai leidžiamės. Gerai, kylam. Lėtai leidžiamės. Neskubėkit. Kylam. Lėtai žemyn. Gerai, kylam. Lėtai žemyn. Pasvirkit pirmin. Kylam. Lėtai žemyn. Dar 4 liko. Pakylam, išsitiesiam. Lėtai žemyn. Neskubėkit kitos kojos pristatyti. Pakylam. Lėtai žemyn. Gerai, pakylam, išsitiesiam. Lėtai žemyn. Ir paskutinis, pakylam. Lėtai žemyn. Ačiū. Padėkite svorius. Atsipūskit, atsivaikščiokit šiek tiek, atsipalaiduokit. Nelengva šis pratimas, neturėtų būti lengvas, jeigu kraunate pakankamai. Gerai, griebėme kitai kojai, užsidedame koją ant platformos, pasiėmame svorius, išsitiesiam ir 3, 2, 1, važiuojam. Pakylam, išsispaudžiam save ir leidžiame žemyn. Ir išsispaudžiam save. Ir leidžiamės žemyn. Priekinė pėda tvirtai ant platformos. Spaudžiam pėdą į platformą ir leidžiamės. Gerai, tvirtai spaudžiam pėdą į platformą ir leidžiamės. Viskas ant priekinės kojos. Pakylam ir žemyn. Gerai, dar 5, pakylam. Neužskubėkit. Ir žemyn.
4, pakylam ir lėtai žemyn. Ir 3, pakylam, žemyn lėtai, dar 2, pakylam, išsitiesiam, kvėpuokit, leidžiame žemyn, paskutinis, išsitiesiam ir nusileidžiam. Gerai, ačiū. Kągi, su šiuo pratimu jau baigėme, 3 kartą nebekartosim šių užlipimų, bet dar pakartosime įtūpstus. Taigi kėdę, platformą ar ant ko stovėjote, pasistumkite į šalį ir pasiruoškite kilimėlį. Atliksime paskutinį kartą įtūpstus atgal po 10 kartų kiekvienai pusėje. Atsistojam kilimėlio priekyje, pradedam nuo silpnesnės kojos, 3, 2, 1, važiuojam. Ir žemyn. Ir grįžtam. Gan didelis žingsnis. Žemyn ir grįžtam. Tvirtai žemyn ir grįžtam. Ir žemyn ir grįžtam. Atkreipkite dėmesį į kampus. Žemyn ir grįžtam. Pasvyru pirmyn šiek tiek ir grįžtam. Visas svoris ant priekinės kojos. Žemyn ir grįžtam. Dar 3 liko. Žemyn ir grįžtam. Dar 2, žemyn ir grįžtam. Paskutinis gražiausias, žemyn ir grįžtam. Gerai, padedam svorius. Svorius dedame irgi gražiai, nesikūprinkite, nesusirieskite. Na ir paskutinė serija kitai kojai ir bus poilsis. Griebime svorius. Išsitiesiam 3, 2, 1, važiuojam. Ir atgal, atsistojam. Atgal, atsistojam. Galinė kojytė tik padeda. Atgal, atsistojam. Kiek įmanoma mažiau su galinė koja remkitės. Ir grįžtam. Atgal. Ir grįžtam. Priekinė pėda pilnai ant žemės. Atgal. Ir grįžtam. Dar liko 4. Atgal. Ir grįžtam. Ir 3. Atgal. Ir grįžtam. Ir 2. Atgal. Atsistojam. Na, dar vienas, pats gražiausias. Pakylam. Gerai, ačiū. Na, jau kūjelis pasijausti tikrai turėjo. Svorius dedame į šalį. Minutė atsigavimui. Išsivaikščiokite, tik tai nesėdėkite. Kai pajusite, kad kvėpavimas atsigavo, atsigerkite ramiai. Ir keliausime į antrąjį supersetą. Taigi, viską dedu į šalį ir keliaujame antro superseto link. Pirmasis pratimas jame taurės pritūpimai. Atsistojame gan plačiai, pėdos ir keliai į šalis, svoriai suglausti rankose, va taip. Leidžiame žemyn ir alkūnėmis siekime link kelių viršaus. Va taip, lėtai leidžiamės ir gan greitai atsistojam 10 kartų. Pasiimkite atitinkamą svorį, aš imu 2 sunkesnius svarelius, kojoms galime krauti, ypač kai darome abiems. Susiglaudžiame svorius va taip, pasižiūrėkite, kaip patogiai jos paimti. Ir 3, 2, 1, leidžiame žemyn, atsistojam greitai. Lėtai žemyn, iškvėpimas op. Lėtai žemyn, iškvėpimas op. Lėtai žemyn, iškvėpimas op. Lėtai žemyn, tvirtai pakylam. Lėtai žemyn, tvirtai pakylam. Alkūnės ant kelių, lėtai op. Alkūnės ant kelių, pakylam op. Dar porą žemyn, pakylam op. Neskubėkit, paskutinis, kylam op ir ačiū. Padedame svorius atsargiai žemyn ir žiūrime kitą superseto pratimą.
Tai bus RDL, romėniška mirties trauka. Su sunkesniais svoriais stengiamės dirbti, atsistosime klubų plotyje, stumsime sėdmenis atgal, svoris ant kulnų ir tiesiomis rankomis su svoriais slenkame palei kojas ir išsitiesime iš klubų. Visas dėmesys klubams. Taigi pasiemame svorius, klubų plotyje atsistojam gerai. Svorį prieš launų, išsitiesiam, nugaros tiesios ir 3, 2, 1, stumiam sėdmenis atgal ir išsitiesiam. Op. Stumiam sėdmenis atgal, kūno svoris ant kulnų, išsitiesiam. Ir stumiam atgal ir grįžtam. Keliai neužrakinti, nėra visiškai tiesus, leidžiamės, pakylam. Ir lėtai slenkam, pakylam. Gerai, dar 5, nugaros tiesios, nesikūplinam, pakylam. Nesileidžiam labai žemai, svarbu užpakaliukus atkišti atgal, pakylam. Ir dar 3 liko, žemyn, pakylam. Dar 2, žemyn, nugarytės tiesios, pakylam, paskutinis, ieškom įtampos sėdmenukuose ir pakylam. Ačiū, padedame svorius, atsipalaiduojam. Na ką, atsipūtėme ir antroji serija su taurės pritūpimais mūsų laukia. Taigi griebiame svorius, jau supratote, kiek galite pakelti. Jeigu pasimuliavote pirmoje serijoje, imkite didesnį svorį. Suglaudžiame svorius, atsistojame gan plačiai, keliai pėdos į šalis ir 3, 2, 1, važiuojam. Tupiam žemyn, pakylam, op. Tiesi nugarą tupiam, pakylam, op, ir žemyn, pakylam, žemyn, pakylam, tvirtas korpusas, žemyn, pakylam, laikom svorius kaip taures, žemyn, pakylam, neišpilkit, žemyn, pakylam ir žemyn, pakylam, dar porą, žemyn, pakylam, paskutinis, žemyn, atsistojam, ačiū. Padedam atsargiai svorius. Turi pasijausti tikrai kojytėse, gali ir nugara pasijausti, bet jeigu nesilenktumėte tiek daug į priekį, galbūt ir nesijaustų taip daug. Tad užtikrinkite, kad nesate išsirietusi ar susirietusi. Jau prakaitas žliaugia palei smakrą, išsivaikštau ir ruošiuosi po trupučiuką į RDL. Ir jūs pasiimkite svorius, atsistojame klubų plotyje, išsitiesiam, 3, 2, 1, važiuojam. Lėtai žemyn, iškvepiant atsistojam. Stumiam sėdmenis atgal, iškvepiant, opa. Ir atgal, iškvepiant, op. Ir atgal, iškvepiant, opa. Ir atgal stumiam ir grįžtam. Ir tiesios nugarytės, iškvepiant, grįžtam. Gerai, žemyn. Iškvepiant, opa, svoris ant kulnų, atgal stumiam sėdmenis ir grįžtam, nesilenkit tiek daug, tik po girnelėmis ir grįžtam, paskutinis, žemyn ir ištraukiam, atsistojam, ačiū, padedam svorius. Turėtų jaustis sėdmenukai bei dvigalviai, vadinasi šlaunų galas. Jeigu jaučiate daug nugarą, vadinasi labai stipriai lenkitės pirmin. Akcentuokite judesį sėdmenukui, vyro judesys. Stumiam sėdmenis atgal, vietoj to, kad lenktumėmės per daug į priekį. Pasilikite tai trečiai serijai, o dabar taurės pritūpimai
su svoriais. Kiek galite paimkite, suglaudžiame svorius, rodau iš šono, kad matytumėte, kaip stovi kūnas. Ir 3, 2, 1. Važiuojam. Tupiam, atsistojam. Lėtai tupiam, pakylam. Lėtai tupiam, pakylam. Ir žemyn, pakylam. Ir žemyn, pakylam. Gerai, giliai tupiam, pakylam. Ir alkūnėmis siekiam ant kelių, pakylam. Važiuojam žemyn, pakylam. Dar porą, žemyn, giliai, pakylam. Paskutinis, žemyn, pakylam. Ačiū. Gerai, numetame svorius, jeigu galim, bet atsargiai, kad kaimynai nesupyktų. Pasivaikštom, treneriai jau karšta, nežinau, kur dėtis nuo to karščio, tikiuosi, jums nėra taip karšta. Ir po trupučiuką keliaujame į paskutinę seriją su RDL-u. Taigi, pasiėmame svorių kiek galime, po šio pratimo jau bus poilsis ir dar lauks pratimų, bet jau netiek daug. Ir 3, 2, 1, važiuojam. Leidžiame žemyn, išsitiesiam. Stumiam sėdmenis atgal, išsitiesiam. Gražiai palei šlaunis leidžiamės. Išsitiesiam. Sustojam po girnelėm, išsitiesiam. Ir klubai atgal, išsitiesiam. Svorio centras ant kulnų, pakylam. Tiesios nugarytės, pakylam. Tiesios rankytės, leidžiamės, pakylam. Dar porą, žemyn, sėdmenukai atgal ir pakylam. Neskubėkit, žemyn lėtai ir pakylam. Ačiū. Paskutinis, padedam svorius ant žemės, minutė 20 atsigauti, paleiskite kvėpavimą, išsivaikščiokite, šiek tiek išpurtykite kojas, galite va taip susiriesti kaip aš, jeigu pajautite nugarą. Padės nugarą išsitempti ir atsigauti. Prasitempkite, išnaudokite laiką. Na ką, aš jau keliauju atsigerti. Ir truputį pakeičiau lokaciją. Dabar atkeliavau prie sienos, kur galiu kėdę pristumti prie jos saugiai ir uždėsiu ant jo kilimėlį. Tad ir jūs savo platformą, kurią naudojate dabar, pristumkite prie sienos ir paminkštikite jos paviršių, jeigu jisai nėra minkštas. Aš uždedu kilimėlį, kad man neskaudėtų ir iš karto pasakoju, kokiam pratimui mes tai darom. Taigi pirmasis pratimas trečiajame supersete, dubens stumimai. Va taip, atsiremsime mentimis ant kėdės, kojos plačiau negu klubų plotyje. Jeigu galite, užsidedate svorio ties klubų lenkimo liniją ir stumiame klubus į viršų, suėmant sėdmenis 10 kartų. Taigi, pasiruošime save prie kėdės, atsimatuokite, kur turi būti kulnai. Ištiesiame vieną koją, kitos kojos kulnas turi būti šalia kelio. Taigi, va taip atsimatuojam, kad nuo kelio būtų kulnas. Ir pastatome pėdas kilimėlio kraštuose. Užsidedam svorį ant klubų lenkimo linijos, pasikeliam save į viršų ant menčių. 3, 2, 1 ir stumiam klubus į viršų, leidžiam. Ir stumiam, leidžiam. Suėmam sėdmenukus, nuleidžiam. Ir suėmam žemyn. Ir suėmam žemyn. Žiūrim į priekį, į viršų, žemyn. Suėmam, op, žemyn. Įtempiam sėdmenis, op, žemyn. Dar porą, op, žemyn. Paskutinis, op, žemyn ir ačiū. Ramiai atsisėdam ir nusiemam svorius nuo klubų. Antrasis pratimas šiame supersete bus kojos spyriai atgal. Priimsime poziciją 4, tiksliau paaiškinsiu, ir mosime koją šiek tiek įstrižai į viršų. 20 kartų kiekvienai
pusei. Taigi dabar pradėsime nuo dešinės, vadinasi, kairė alkūne atsiremiame ant žemės, dešinė sulenkta kaip atsispaudime. Iškeliame dešinę kojytę pirštukai į dangų ir spirsime taip. 3, 2, 1, važiuojam į viršų, grįžtam į viršų, iki galo nenuleidžiam, opa, ir opa, sėdmenuko šoną turėtumėt jausti, ir opa, ir 10, dar 10, ir op, važiuojam, op, nenuleiskit žemyn, op, važiuojam, opa, suimkit sėdmenį, opa, korpusas tvirtas, liko 4, ir 3 iš sėdmenuko, ir 2, paskutinis, op, ačiū, atsipalaiduojam. Šiame pratime korpusą laikykite tvirtai, juosmens nejudinkite, galvokite tik tai apie sėdmenuką. Dabar keičiame pusės, dešinė alkūnė ant žemės, kairė koja prikelta, 3, 2, 1 ir važiuojam į viršų 1, ir 2, ir 3, ir 4, iš sėdmens 5, į dangų siekiam 6, su pirštukais 7, ir 8, ir 9, 10, dar 10, važiuojam, opa, ir 2, ir 3, juosmuo tvirtas, 4, ir 5, ir 6, ir 7, liko 3, nenuleiskit iki žemės, 2, paskutinis, op, ir ačiū. Labai gerai, nukraunam nugarą. Žinau, jau jaučiasi viskas, bet atidirbam iki galo. Keliaujame prie dubens stumimų. Įsipatoginame prie kėdės, užtikrinkite, kad jūsų kojos neslystų ir nugara neskaudėtų atsirėmus. Atsimatuojame kojas, užsidedame svorio ant klubų lenkimo linijos, pakylame ant platformos ir 3, 2, 1, važiuojam, stumiam klubus į viršų, op, ir leidžiam, opa, žemyn, ir opa, žemyn, ir opa, žemyn, suimam sėdmenis, op, žemyn, žiūrim pirmin, op, žemyn, neišsirieskit, op, iš sėdmenukų, ir op, gerai, paskutinis, opa, gerai, ačiū, atsisėdam, nusiemam svorius, atsipalaiduokit, atsikvėpuokit ir keliaujame į kojos spyrius atgal. Įsitaisykite ant kilimėlio. Dabar pradėsime kitą pusę, pamiksuosim biškį, dešinė alkūnė ant žemės, kairė ranka atsirėmus, kairė koja į viršų. Ir 3, 2, 1, važiuojam. Ir 1, ir 2, ir 3, ir 4, ir 5. Šonas sėdmenuko turi jaustis 6, 7, 8, 9. Ir 10, dar liko 10, 9, važiuojam, 8, 7, 6, 5, važiuojam, spaudžiam, 4, ir 3, ir 2, paskutinis, op, gerai, ačiū, atsipalaiduojam, nukraunam nugarą kūdikio pozoje. Žinau, jau dega, sukamės į kitą pusę. Atsiminkite, kojos pėdutė tiesiai į dangų. Šiek tiek atveskite į šalį. Kairė ranka ant alkūnės, dešinė koja prikelta, 3, 2, 1, važiuojam. 1, ir 2, ir 3, ir 4, ir 5, į dangų spiriam 6, ir 7, ir 8, ir 9, ir 10. Dar liko 10, ir 9, ir 8, ir 7. Palaikom, 6, ir 5, ir 4,
Ir spaudžiam, spaudžiam. Ir 2. Paskutinis. Ačiū. Atsipalaiduojam kūdikio pozoje. Na ką, dar viena serija liko su šiais pratimais ir bus viskas, keliausime į poilsį atsigavimą. Jokio presiuko nebus, šiandien sėdmenukam atiduodam dalę. Taigi, dubens stumimam pasiruošiam, aš šiek tiek pasiminkštinu savo kėdę ir remsiuosi ne ant kilimėlio, nes man slysta. Jūs irgi žiūrėkite atsakingai, kad jums neįslystų. Atsisėdam, atsimatuojam. Gerai, kojos gan plačiai, svoriai ant klubų linijos. Pakilame į viršų, greičiau pradėsim, greičiau baigsim. Ir 3, 2, 1, važiuojam. 10 kartų. 1. Ir suėmam sėdmenis 2. Ir 3. Ir 4. Op. Ir 5. Op, nepametam ritmo. 6. Op. Ir 7. Op. Ir 8. Op. Ir 9. Op. Dar 1. Opa. Gerai, šaunuolis. Padedam svarius jau į šalį. Galite viską padėti į šalį, kol atsigausite. Taip pat kėdės jau nebereiks. Reikės tik kilimėlio kojų spyriams atgal. Aš įsitaisau, kad turėčiau daugiau vietos jums parodyti. Ir keliaujame į kojos spyrius. Pradėsim dešinę koją, kairė alkūnė ant žemės, dešinė ranka atremta ir dešinę koją kelsim. 3, 2, 1, važiuojam. 1 ir 2, iki galo nenuleidžiam. 3 ir 4 ir 5 ir 6, op, ir 7, korpusas tvirtas. 8 ir 9 ir 10 ir 1 ir 2, važiuojam. 3, 4, 5, man pėdutė traukia. 6 ir 7 ir 8 ir 9, paskutinis. Op, ačiū. Gerai, atsipalaiduojame kūdikio pozoje. Jeigu pėdutė ir jums traukia, atpalaiduokite 1 sekundį ir vėl pabandykite šiek tiek ištempti, nepertempkite. Keičiame pusės, dešinė alkūnė ant žemės, kairę koją kelsime. Pasiruošiam. 3, 2, 1, važiuojam. 1 į dangų. 2 ir 3, 4, 5, 6, op. 7, op. 8, op. 9, op. Ir 10, op. Dar liko 10, į dangų spiriam. Korpusai tvirti. Opa. Ir opa. Ir opa. Su iškvėpimu. Op. Korpusas tvirtas. Liko 5. Važiuojam iki galo. 4. Ir 3, op. Ir 2, op. Paskutinis. Op. Ačiū. Viskas, panos, viskas. Atsipalaiduojam kūdikio pozoje ir keliaujame į atsigavimą. Gerai, pakilame į poziciją 4. Atliksime katė karvė. Taigi išsirieskite ir įkvepiant susiriečiame ir iškvepiant išsiriečiame. Išriečiame visą nugarytę nuo uodegos iki plaukų galiukų. Ir susiriečiame ir išsiriečiame. Įkvėpimas susiriečiam. Iškvėpimas išsiriečiam. Dar kartelį susiriečiam. Ir išsiriečiam. Gerai, dabar atsigulkime. Kojos sulenktos, pėdos ant žemės. Vieną koją užkryžiuojame už kitos ir paspaudžiame koją nuo savęs.
Turi jausti sėdmenukas ir vidinė šlaunų dalis. Dabar pagriebėme apatinę šlaunį ir pritraukime prie savęs. Su alkūne paspaudžiame šoninę koją į šalį. Gerai, keičiame pusės, kitą užkryžiuojam, paspaudžiam kelį nuo savęs. Dabar paimame apatinę šlaunį ir pritraukime prie savęs, paspaudžiant išorinę koją į šalį. Gerai, padedame pėdas ant žemės, keliai sulenkti, atsipalaiduojam ir keliai svyra į vieną šalį, žiūrėkite į priešingą. Ir keliai svyra į kitą šalį. Viršutinė dalis ant žemės. Ir svyra keliai į vieną pusę. Ir svyra keliai į kitą pusę. Gerai, dar po kartą svyra keliai į vieną pusę. Ir keičiame į kitą pusę. Dabar pagriebėme kelius, pritraukime juos prie krūtinės, plačiai keliai. Dabar atsisėskite, kojos ištiestos, pėdos aktyvios, kojų pirštai žiūri į nosį. Tiesia nugara, pasvyrame pirmyn, išlaikant tiesias kojas. Bandome pasiekti link čiurnų. Nepamirškite, kad tiesią nugarytę bandom išlaikyti. Gerai, dabar viena koja tiesi, kita į šalį sulenkta. Pasilenkiam prie tiesios kojos ir siekiam į šoną link jos. Nesikūprinkite, šonu turite būti pasilenkusi. Grįžkite į centrą, pakeičiame pusės, kita koja ištiesta. Atsisėdam patogiai, pasvyram į šalį ir pasiekėme su viršutinė ranka už galvos. Grįžtame. Kojos plačiai, pėdos aktyvios ir tiesia nugara pasvyrame pirmyn, atsiremiame su rankomis, prisilaikom. Na ir viskas, treniruotę pabaigėme lengvu nusipurtimu. Pakratykite kojeles kaip želė, noriu, kad viskas išliulėtų. Išdrebinkite va taip, išdrebinkite kitaip ir viskas. Ačiū Jums, kad dalyvavote. Parašykite, kaip Jums sekėsi ir iki susitikimo kitose treniruotėse. Iki!